Sibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Skaudus pralaimėjimas labai ilgai užtruko jūsų komandos pokalbis. Kas buvo akcentuota trenerių iš karto rungtynėje? Nieko, kad neįvykdėm iki galo to žaidybinio plano. Antroje pusėje įvykdėm, bet vis tiek neužteko jo. Turėjom laikytis jo ir pirmoje rungtynių pusėje. Ir taip laimėtas rungtynės paleidom. Atrodė, kad plius 10, kaip ir mačas praktiškai uždarytas, 2,5 minutės. Kas per tą laikotarpį nepavyko per pačią paskutinį pabaigą? Nežinau, galbūt atsipalaidavom, viskas prasidėjo nuo tritaškio su bauda, galbūt ten buvo ir puolime bauda, nežinau. Bet tada taip gavos, kad viskas tiesiog pradėjo eiti žemyn, klaidos pasipylė ir paleidom. Atrodė vienas atskirtinių momentų, ketvirto kėlinio paskutinė minutė, kai dviese nušokat prie Fosterio ir Goramas meta laisvą tritaškį. Kas tam toje situacijoje suklydo? Nežinau, kas suklydo, visi suklydom, nesusitarėm, nesusikalbėjom, kažkas kažkur vėlavo, automatiškai kažkas kitur vėlavo, taip ir gavos, kad Goramas įmetė. Minėjai, kad pirmoje rungtynių pusėje nesilaikėt žaidybinio plano. Kas būtent iš tų detalių labiausiai nepavyko per pirmus du kėlinius? Tai pagrinde atkovoti kamuoliai puolime jų. Vienas prieš vieną gynybą tarsi ir gerai sekėsi tvarkyti su Fosteriu, turbūt dar skaudžiau pralaimėti, kaip varžovų lyderiai praktiškai pavyko išjungti. Nesvarbu, išjungia ar neišjungia pagrindinį žaidėją, vis tiek žaidžiam 5 prieš 5, taip kad visi turim daryti savo darbus. Irgi tobulai irgi nesusigyniau prieš Fosterį, susimetė savo metimus, tai čia toks dalykas, kur nesustabdau, bet žaidimas yra 5 prieš 5. Kokią įtaką komandos žaidimui neša Lukas Lekavičius, ypač dabar, kai nėra Evaldas? Be abejo, didelė yra pagrindinis mūsų žaidėjas, daug puolimo eina per jį, tai tikrai didelė. Iškritus Evansui ir pats dabar turi daugiau įžeidinėti, kaip jautiesi šiame vaidmenyje? Nežinau, viskas yra neblogai, esu kažkiek žaidęs ir anksčiau, tai stengiuosi daryti tai, ką treneris prašo ir padėti komandai. Kokia apskritai komandos ta psichologinė būsena buvo per tą laikotarpį po Evanso traumos iki finalo? Be abejo, sunku, bet gyvenimas nesustoja, turim judėti toliau, turim laimėti finalą dėl Kinano. Jaučiate dabar viduje tą spaudimą po pirmo pralaimėjimo iš karto finalo starte? Manau, kad ne, tikrai žinom, kad čia yra finalas, nebus lengva ir tiesiog reikia eiti žaisti, daryti tai, ką mokam geriausiai. Kas dabar svarbiausia, bet 48 valandas, ar kalbant apie taktinius dalykus, ar labiau psichologinius? Manau, psichologiniai vis tiek reikia atsistatyti kūnus ir išsitaisyti tas klaidas, kurių pridarėm šiandien mažai ir nenuleis galvos ir eiti kiekvienas rungtynės. Sibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.